Labadiena, šiame video pasidalinsiu savo nuomonę ir patirtim apie šiltinimą, stogo šiltinimą, karkaso namo šiltinimą, nesvarbu aplamai. Tai va dabar turim čia mes tokį karkasinį namuką ir, žodžiu, atliekame apšildinimo darbus. Pasistatėm, aišku, jį ir šildom. Tai va, matote, ir nupirkom vatą, kadangi dabar čia yra tokia krizė, nėra tų medžiagų, laukti beprotiškus laikus, tai žodžiu, ėmėm, ką turėjom, elementarią vatą. Va tokia va, nu jinai minkšta yra ir jinai, matot, nesilaiko, nors tarpai padaryti teisingi, kas 60 cm centrai tarp gegnių, vata yra centimetrų platesnė negu tarpas ir vata niekaip nesilaiko, reikia su šniūrais. Tai kas yra didžiulės laiko sąnaudos ir ant sienos, aišku, laikosi, viskas gerai, va, o ant lubų nesilaiko. Tai ką norėjau pasakyti, kad imant normalią vatą, kuri yra kietesnė, šitų visų šniūrų nesąmonių nereikalinga niekada. Yra vata tiesiog imama iš pakų, dedama, be jokių šniūrų, laikosi, plėvelę užsitraukiam ir viskas. O vata, jeigu minkšta, tai va, turime vargo vakarienę. Tai, žodžiu, nesirinkite vatos, bet kokios minkštos. Kainų skirtumas, tai jų yra ten kubui gal 5 eurai maksimum, o darbo sąnaudos tai 2 kartus didesnis. Va, tai tiek apie vatą. Dėkoju, kad žiūrit, laikinat. Jeigu turit klausimų, nesidrovėkit, rašykit į komentarus, visiems pasistengsiu atsakyti. Dėkoju ir su dievuliu.